Kodėl nerūdijantis plienas nerūdija? Sveiki inžinerijos mėgėjai! Ar kada nors susimąstėte, kodėl kai kurie puodai, stalo įrankiai ar net pastatų konstrukcijos veikiamos lietaus nerūdija taip, kaip paprastas vinis? Atsakymas slypi revoliucinėme materiale, nerūdijančiame pliene. Už šio atsparumo slypi tiksli cheminių elementų kombinacija, reiškinys vadinamas pasivacija ir beveik atsitiktinai įvykusi atradimo istorija. Bet prieš tai, kas tiksliai yra nerūdijantis plienas? Iš esmės, nerūdijantis plienas yra metalų lydinys gaunamas iš geležies su pagrindiniu ingredientu chromu. Paprastame pliene daugiausiai yra geležies ir anglies, o nerūdijančiame pliene būtina, kad jo sudėtyje būtų bent 10,5% chromo. Taip pat gali būti kitų elementų, tokių kaip nikelis, molibdenas ar titanas. Ši formulė nėra atsitiktinė, nes būtent chromas išsprendė vieną didžiausių žmonijos problemų – koroziją. Bet kaip jis buvo atrastas? Istorija prasideda 20-ojo amžiaus pradžioje, Sheffielde, Anglijoje. 1913 metais metalurgas Harris Bradleys tyrinėjo nusidėvėjimui atsparius lydinius ginklų vamzdžiams. Bandymų metu jis pastebėjo, kad 12,8% chromo turinti mėginys neoksidavo po sąlyčio su koroziją sukeliančiomis medžiagomis. Harris suprato, kad šis lydinys turi potencialo ne ginklams, o stalo įrankiams, juk peiliai ir šakutės nuolat būdavo korozijos aukos. 1915 metais jis užpatentavo šį lydinį, pavadintą nerūdijančiuoju plienu. Bet kas vyksta cheminiu lygiu? Paslaptis slypi nematomos apsauginės plėvelės susidarime. Kai pliene esantis chromas susiliečia su ore esančiu deguonimi, įvyksta spontaniška reakcija, kaip parodyta formulėje ekrane. Rezultatas itin plonas, maždaug 3-5 nanometrų storio chromo 3 oksido sluoksnis prilipęs prie metalo paviršiaus. Ši plėvelė yra inertiška, netirpi vandenyje ir svarbiausia, savaime atsistatanti. Taip yra todėl, kad jei ši plėvelė bus subraižyta ar pažeista, po ją esantis chromas iškart sureaguoja su deguonimi ir vėl atkuria barjerą. Ir ši nematoma danga, kuri izoliuoja geležį nuo drėgmės ir deguonies, neleidžia vykti klasikiniai oksidacijos reakcijai, kaip matome ekrane. Kur? Ši paskutinė medžiaga yra įprasta geležies 3-hidroksido rūdys, kurios yra porėtos ir pleiskanoja atidengdamos naujus sluoksnius korozijos poveikiui. Dabar, jei nerūdijantis plienas yra atsparumo ir naujovių simbolis, turėti karjerą su tomis pačiomis savybėmis yra daugelio žmonių svajonė. Bet kaip gaminamas nerūdijantis plienas? Procesas prasideda elektrinėse arba pagrindinio deguonies krosnyse, kur lydomas geležis, žaliava, plieno laužas ir lydiniai. Maždaug prie 1600 laipsnių Celsijaus sumažinamas anglies kiekis, o pridedami tokie elementai kaip chromas ir nikelis. Kritinis etapas yra vakuuminė dekarbonizacija, kuri pašalina ištirpusius dujas, kad būtų išvengta medžiagos trapumo. Tada lydinys yra supilamas į luitus arba karštai ir šaltai valcuotas plokštes ir termiškai apdorojamas, kad būtų pakoreguotos mechaninės savybės. Galiausiai pasyvinimas azoto rūgštimi sustiprina chromo oksido sluoksnį. Tačiau be chromo būtini ir kiti komponentai. Nikelis stabilizuoja austenitinę kristalinę struktūrą, pagerina plastiškumą ir atsparumą rūgštims. Jo kiekis sudaro 8–10%, kaip pavyzdžiui AISI 304 pliene. Molibdeno pridėjimas padidina atsparumą chloridams, pavyzdžiui, jūros vandeniui, sudarydamas sudėtingus oksidus, kaip molibdeno trioksidas. Su 2–3% kiekiu, kaip AISI 316 pliene, kai turime perteklinį anglies kiekį, susidaro chromo karbidai, sumažinant laisvo chromo kiekį, kuris reikalingas pasyvinimui. Dabar naudojant fiksuojančius elementus, tokius kaip titanas ir niobis, plienuose, pavyzdžiui, AISI 321, jie suriša anglį ir neleidžia susidaryti karbidų nuosėdoms. Tačiau žinokite, kad net ir nerūdijantis plienas gali surūdyti, nes jis taip pat turi savo ribas.
Aplinkose, kuriuose yra koncentruotų chloridų, pavyzdžiui, sūriuose baseinuose ar pakrančių regionuose, chlorido jonai gali prasiskverbti pro chromo oksido plėvelę ir tam tikrose vietose ją suardyti, sukeldami vadinamąją duobučių arba taškinę koroziją. Arba, jei suvirinama netinkamai, karštis gali suformuoti chromo karbidus grūdelių kraštuose, išeikvojant vietinį chromą ir sukeliant tarpkristalinę koroziją. Todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą lydinį. Ten, kur AISI 304 nerūdėjantis plienas yra dažnas buitiniuose įrankiuose, o AISI 316, ne 316, naudojamas jūrų platformose. Bet koks yra šio išradimo palikimas? Nuo chirurginio skalpelio iki branduolinio reaktoriaus nerūdėjantis plienas revoliucionizavo svarbiausias sritis. Medicinoje jo biologiškai suderinamos savybės dėl pasivacijos leidžia saugiai naudoti implantus. Maisto pramonėje jis apsaugo nuo užteršimo dėl korozijos. Elektrinėse jis atsparus garui ir aukštam slėgiui. Net ir menas iš to gauna naudos. Kur Chrysler pastato vestibiulius Niujorke jau 90 metų spindi nerūdijančio plieno apdaila. Šiandien tyrimai sutelkti į superlydinius, tokius kaip dvigubas arba austenitinis feritinis plienas, kuris derina didelį mechaninį stiprumą ir ilgamžiškumą ekstremaliose aplinkose. Tačiau principas išlieka tas pats – mikroskopinė oksido barjera, chemijos ir metalurgijos genialumo vaisius. Paverčia matomą geležį medžiaga. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeravę. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Tai ką, ar žinojai, ką darai? Nerūdijantis plienas turi savo antikorozinės savybės. Ar turi kokį nors nerūdijančio plieno daiktą ten? Palik čia komentaruose, noriu sužinoti. Čia šone yra du įdomus vaizdo įrašų pasirinkimai, kuriuos turi pažiūrėti, kad praplėstum savo žinias ir patenkintum smalsumą. Jei nori prisidėti prie mūsų, tiesiog paspausk patinka, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir apsvarsty galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai, didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.